Sveiki, draugai! Aš Aurimas Avantiūristas ir šiandien keliaujame po Lietuvą. Taigi, šiandien keliaujame po rytų Lietuvą, pabandysime aplankyti mums žinomus, bet dar nematytus objektus, kažkokias apleistas vietas ir turbūt jums parodyti kažką naujo. Taigi, prisėskite ir keliaujame kartu. Taigi, atvykome į dar vieną vietą, vieno mažo miestelio rajoną, kuris buvo gamybinis, buvo ganėtinai daug fabrikų, vyrė gyvenimas, šalia buvo ir kuro bazė, tai mes į vieną iš šių teritorijų patekame, pabandysime aplankyti administracinį pastatą. Esame girdėję, kad ten yra išlikę nemažai įdomių dalykų ir galbūt netgi pavyks įlysti į vieną tuščią didelę kuro talpą. Tai pabandykim pasižiūrėti, kaip mums čia seksis, nes šitam objekte dar nesam buvę, tai viskas nauja, įdomu, tai turbūt keliaukim kartu ir pažiūrėkim, ką čia gerą pamatysim. Pavyko patekti į vieną iš administracinių pastatų šio komplekso. Ir toks apokaliptinis vaizdas, matosi jau senokai apleistas objektas, nuo lubų pradėjęs tinkas kristi ir tokie randam popierių, randam išlikusių dalykų. Labai tokia įdomi vieta, pabandysim dar biškiuką panaršyti, gal atrasim kažką ypatingo. Geras. Kažkas iš talpos buvo pasidaręs kolonėlį. Įdomus sprendimas. Taigi pavyko rasti ir bufetą. Buvę įrengimai. Buvęs bufetas labai graži aplinka. Giliau viduje netgi panašu buvo lyg ir šaldytuvai. Tokie pramoniniai įdomus. Nemažai galėjo šaldyti. Įdomu, kada šitas objektas apleistas, nes ganėtinai nemažai dalykų išlikusių ir dar visai nenuvandalintas. Ar jūs galite patikėti, iš tikrųjų pasižiūrėkit dokumentų, stalažais prikrautų pilnai iki lubų. Čia yra gal kokie 6 aukštai stalažų, čia gal 10. Ir įdomu, tai pasižiūrėkit, netgi yra palikta sunkvežimio vairuotojų vadinamų tachografų. Jie visada dėdavosi juos, kad galėtų matyti ir fiksuoti savo važiavimo laikus, greičius ir viską. Kiekvieną dieną, kiekvienas sunkvežimio vairuotojas turi tokius pildytis, ypatingai senose sunkvežimėse. Dabar žinoma yra kortelės, kurios visą tai fiksuoja, o anksčiau viską fiksuodavo ranka, ką nupieždavo pats spidometras, sakykime taip. Tai netgi ir šie dalykai, kurie yra taip pat ganėtinai svarbus, yra čia palikti ir jų čia tikrai nemažai. Tikrai labai įspūdingai viskas atrodo. Bandžiau tyliai, bet ne visada tyliai išeina. Čia geras objektas, čia turim išlikusias svarstyklės, kiame būdavo įvaža, betoninė arba dažnu atveju metalinė plokštė, kurios užvažiuodavo ir čia rodydavo svorį. Iš pradžių matuodavo sunkvežimius įvažiuojančius tuščius ir po to, kai užsipildydavo, dar kartą pasverdavo išvažiuojant. Taip galėdavo plius minus apskaičiuoti, kiek padidėjo svorio ir kiek jau užsipylė degalų, nes labai sudėtinga apskaičiuoti tikslų svorį, tai visada tai darydavo svarstyklės. O čia dar net veikiantis valdymai. Geras.
ir visą tai išlikę Lietuvoje. Super. Baigiu susidaryti tą visą teritorijos planą, tai panašu, kad visas kelias driekėsi teritorijos ratu, buvo įvažiuojant administracinis pastatas, turbūt buvo kasa, svarstyklės, kur sunkvežimiai judėdavo ir juos skaičiuodavo, šonu važiuodavo į pačią degalinę, pačią kuro bazę, kur pildodavosi, būdavo ir sandėlių panašu, o pačios teritorijos kampe būdavo ir pačios kuro talpos, didelės bačkos. Tai panašu, kad ši kuro teritorija veikia tikrai ganėtinai ilgai. Vien tik pamačius tai, kad radome labai daug išlikusių dokumentų, tik tai žinoma, jinai jau apleista kurį laiką ir gamta jau glemžiasi savo. Tai turbūt dar geras 10-metis ir šitas objektas bus visiškai nepraeinamas. Tai vienoje iš objektų patalpų, vienoje iš pusių panašu čia buvusios dirbtuvės. Kai viskas buvo išardyta, tai kai kurios talpos buvo atvežtos čia, netgi įdomu, yra išlikę visokie parodymai, visokie skydeliai. Tai matosi jau ganėtinai stipriai paveiktam korozijos, bet esmė, kad viduje dar turim pilną išlikusių laidų. Įdomu, kad metalo vagis dar čia nepasidarbavo, turbūt šiek tiek jam toli nuo miesto važiuoti šitos objektus. Ir dar turbūt vienas iš įdomiausių šio objekto faktorių tai išlikusios pačios kuro užpylimo kolonėlės. Čia jų turime sveikų, turbūt apie 3-4, tai pabandysiu jums parodyti, kaip jos atrodo iš arti. Pasižiūrėkite, dar pilnai viskas su pistoletais, šlangomis. Netgi girdis, kaip po truputėlį dar likęs oras eina. Žinoma, jos jau išardytos, visi dirželiai nuimti, pompos atjungtos, bet visi, 95. Ta, kurį aš mėgstu labiausiai, papuolė iš karto. Visi skaitliukai, viskas atrodo labai įspūdingai. Dizelino net visi siurbliai matosi pajuodę, turbūt suprantam, kaip skiriasi kuras, netgi filtras pilnai užsinešęs. Taigi, o kaip į pačią teritoriją patekdavo kuras, tai yra tekę būti ne vienoje kuro bazėje. Tai bėgiais vagonais būdavo atveždamos kuras, jisai sustodavo prie tam tikrų terminalų, panašiai kaip vienas iš šių. Į juos būdavo arba iš viršaus, arba iš apačios pajungiamos šlangos, pompos, atsukdami kranai ir papildomais siurbliais viskas būdavo pumpuojama į talpyklas. Degalai patekę į talpyklas, ten šiek tiek pabuvę, būdavo atskirai pumpuojami į pačias užpylimo stoteles. Patekęs kuras per šios siurblius keliaudavo į kuro talpyklas, iš talpyklų keliaudavo į užpylimo stoteles. Taip ir vykdavo visas cirkuliavimas šioje bazėje. Kuras čia tikrai ilgai neužsilaikydavo, nes kiek matome iš važtaraščių, degalai čia tikrai liejosi tonomis litrų. Ir taigi per šią skylę pavyko patekti į vieną iš kuro talpyklų. Viduje aidas, toks apokaliptinis vaizdas irgi įspūdingas, turbūt jums nelabai matosi, bet ši talpa yra milžiniška. Tai turbūt išlindę iš šios talpos bandysime šalintis iš pačio objekto ir keliauti toliau. Taigi, užlipome ir ant vienos iš talpų. Nesenai buvome vienoje iš jų apačioje, viduje. Tai vaizdas tikrai apokaliptinis, o čia iš viršaus galime pamatyti dar stovinčias kelias talpas, visą teritoriją. Tai šiek tiek pasivaikščiosime, pasigrožėsime vaizdais. Objektas tikrai įspūdingas, vertas, sakykime, 8 iš 10 balų. Tai baigsime čia vaikščioti ir bandysime dar papulti į kelis objektus. Taigi pasigrožėkite vaizdais iš viršaus. Bevaikščiant pastebėjom tokią
įdomią kalvą teritorijos pakrašty. Žinoma, man iš karto kilo mintis pasitikrinti, galbūt čia bus koks bunkeris, bet pagal visą infrastruktūrą panašu ir vamzdžių išvedžiojama, turbūt čia galbūt buvo priešgaisrinis vandens rezervuaras, nes jų viduje pilna vandens, yra nemažai vamzdžių, yra nemažai uždengtų ertmių, tai manau, čia bent jau mano mintimis turėjo būti priešgaisrinis vandens rezervuaras. Turbūt šio objekto likimas jau aiškus, gamta baigė pasiglemžti savo. Panašu, kad to paties laukia ir šios pamirštos puspriekabės, su kuriamis turbūt mes irgi jau atsisveikiname. Ir šitas objektas tikrai buvo užskaitytas, radome tikrai ganėtinai įdomių dalykų ir bandome keliauti toliau. Taigi, atvykome į dar vieną tikrai ganėtinai įdomų ir gerai išsilaikiusi objektą. Esame viename iš didelės veikiančios įmonės bunkerių. Panašu, kad viduje rasim nemažai likusių dalykų, tokių kaip netgi oro filtradėžės, visos pilnai likusios, siurblinės, generatorius, viskas neišardyta, tai bandom patekę per avarinį išėjimą įlysti šiek tiek giliau, atrasti didžiąsias sales ir parodyti jums, ką čia iš tikrųjų rasime. Eikime. Užeikime į dizelinę elektrinę. Čia pilnai viskas išlikę, skydinės. Matome, viskas išlizdo pilnai išjungta. Nė vieno veikiančio agregato nėra. Įdomu pasižiūrėti pačios siurblinės. O, geras. Pažiūrėkite, išlikęs visas variklis. Vaiktas savo. Geras. Bet panašu, kad šitą bunkerį statė sluoksniais, nes iš pradžių įleidinėjo patį dizelinį variklį. Matosi, yra išlikusios kilpos įleidimo. Viršuje perdanga, tai panašu, kad pradžiai įleido patį variklį, uždėjo perdangą ir paskui viršuje statė įmonę. Tai jis nebuvo kastas, buvo dėtas palaipsniui, bet čia pilnai viskas išlikė. Taip gerai išsilaikiusi, generatorius dar nesu matęs, čia visas variklis, kokio dydžio radiatorius, kuro bakas, atsarginės detalės, tarpinės. Įspūdingai atrodo. Panašu, dar čia turėjo atskirą ventiliaciją, paliktas kibiras, tepalai. Esame bunkerio mokymo salėje. Nesinori labai triukšmauti, nes viršuje veikianti įmonė. Tai stengiamės kaip įmanoma tyliau, bet išlikę visi mokomieji stendai, plakatai, apyrašai, knygelės. Tai labai stebėtina, nes čia yra ganėtinai sausa. Kiek yra tekę būti bunkeriuose, visada būna pakankamai daug drėgmės, vandens, o čia viskas sausa, pilnai palikta, niekas neišdaužyta. Tai labai įspūdinga vieta. Dar pabandysime pereiti kelias sales, pasižiūrėsime, gal ir juose pavyks rasti kažką įdomaus. O, netgi senųjų gaisrinių pavyzdžiai, kaip atrodo gaisrinės, vandens pumpavimo mašinos, kaip taisyklingai gesinti objektus. Geras, pavyko rasti pačius brėžinius, paketus. Panašu, kad šitie paketai įsistatydavo mokymo klasės kabinete, kur rodžiau šviečiančią sieną. Ir jie būdavo tokios kaip švieslentės. Kaip taisyklingai patekti, kaip elgtis civilinės situacijose, kuriuose reikėdavo slėptis. Čia dar netgi yra likusi dėžė. Matome su medicininiais paketais. Tuomet jie buvo labai populiarūs. Bintai, skysčiai, viskas, kas buvo būtiniausia. Ir viskas čia palikta. Va, dar netgi turim pilnai supakuotą dujopūkę.
Pastebėjom dar vieną įdomų faktą, kad objekte yra pilnai veikianti elektra. Šviečia šviestuvai ir tos patalpos, kai kurios panašu yra, tokios sąlyginai prižiūrimos, nes ganėtinai tvarkingai, niekas neišdraskyta, palikta, netgi kabo visos švieslentės, kurios esant reikalui galėdavo užsišviesti. O čia, žiūrėkit, turim dar kabančių dujokaukių. Pilnai kabantį paruošto dujokaukė, užsuktas filtras ir dėklas dujokaukiai. Kai seniau gaudavo tokį dėklą, dėklė būdavo pati dujokaukė, būdavo pats filtras, užsisukdavo, dėdavosi ant galvos ir galėdavo naudoti. Čia panašu yra ir daugiau įdomių dalykų. Čia turime surašytas dar kitas gan didelės veikiančias įmonės. Nelabai gerai suprantu šios kalbos. Čia yra dar kažkokie šviestuvai, indikatoriai, kurie panašu esant reikalui galėdavo užsišviesti ir galbūt indikuoti, kurioje įmonėje yra grėsintis pavojus. Ir panašu, kad tai bandydavo ganėtinai nuslėpti, nes yra užuolaidos ir niekas šios informacijos nemato. Geras. metų. Tokie panašu propagandiniai žurnalai, kaip tuo metu to panašu ir buvo populiaru. O, čia kiek daug sutemta medicininių medikamentų. Iš tikrųjų, kai kurie jau labai reti. Pasižiūrėkite, ar esate tokių matę. Čiut kelių nesusiplėšiu. Ačiū, buvo gerai. Taigi, kol keliavome, jau ir sutemo. Čia jau mums įprasta, mes niekada į dienos šviesą nesuspėjame. Tai dar atvykome į vieną objektą, vieną gamyklų kompleksą. Jis yra labai įdomus ir ypatingas tuo, kad yra labai glaudžiai susijęs su Ignalinos atominė elektrinė. Kodėl? Parodysiu jums apie tai šiek tiek vėliau. O dabar bandykime patekti į vidų saugiai ir visą tai pamatysim. Taigi per gamybinės patalpas pabandysime patekti į administracinį pastatą. Ten yra išlikę nemažai dokumentų, kuriuos pabandysim jums parodyti. Keliaukim. Tai Ignalinos veikimo laikotarpiu ši gamykla ir ši teritorija buvo taip pat aktyviai veikianti, nes šioje gamykloje buvo gaminami vieni iš komponentų reikalingi atominiai elektriniai. Kokie tai komponentai parodysiu šiek tiek vėliau, yra išlikę dokumentai ir netgi pavadinimas šios įmonės, ką jie gamindavo. Tai bandykime surasti šiuos visus užrašus. Čia dar likusi iškaba su kabinetais, kur kas veikia. 106. Geriamas vanduo. Atominės elektrinės sistemų montavimas, liudijimas. Kažkas keliavo Malsenai. O galbūt iš jos atvyko. Dar 2007 metų dokumentas. Akcinės bendrovės atominės energetikos sistemų montavimas. 2006 metų pažyma išduota Ninai.
Viskas su vardais, pavardėm, parašais. Tiesiog palikta. Pažyma rašyta ranka. Atominės energetikos sistemų montavimas dirba Šalkalių Dimitrij. Visų dirbusių asmenų bylos. Visas antras aukštas, vien tik dokumentai. Keista, kad dokumentai rašyti pusiau lietuvių ir pusiau rusų kalba. Savo. Dar viena patalpa. Buvusi krūva dokumentų. Šiame objekte atradome dar daugiau paliktų labai svarbių dokumentų. Praeitame objekte jau buvo, atrodo, ganėtinai daug, bet čia pilnas kalidorius, visi pakraščiai nudėti labai svarbiais dokumentais. Kaip pavyzdys tokiais radiacinės saugos pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodai, netgi žmogaus nuotrauka. Ir čia tų pažymėjimų tikrai ne vienas. Turbūt peržiūrėjus visus ten sudėtus dokumentus rastume šių svarbių pažymėjimų ir dar daugiau. Dar vienas įdomus dalykas. Šiame aukšte atradome paliktą seifą. Panašu, galbūt tai buvo pinigų išdavimo ar buhalterės kabinetėlis, nes buvo anga. Vyko turbūt kažkokie skaičiavimai, o čia tikriausiai seifas. Žinoma, jis jau apverstas, anoj pusėje atidarytas. Bet tokių paliktų dalykų labai retai tenka pamatyti. Nesenai jums pasakojau, kad yra paliktų nemažai pažymėjimų, bet pasižiūrėkit čia. Čia tikriausias dokumentų lobynas. Nuo brėžinių, nuo gamybinių išmatavimų. Čia su tiek brėžinių ir duomenų turbūt galima pastatyti dar vieną gamyklą. Pažiūrėkit. Visos lentynos, visur vien tik dokumentai, visos papkės pilnos, niekas neišnešiota. Turbūt sunku patikėti, bet iš tikrųjų visi šie objektai, kuriuos šiandien jums rodome, yra Lietuvoje. Vau, pažiūrėkit, netgi kaip rodo filmuose, surišti pilnai. Na, čia turbūt suprantančiam brėžinius, tai būtų tikrai labai įdomu. Tai trečias aukštas. Nieko nesiskiria nuo antro, vien tik dokumentai, dokumentai, dokumentai. Pažiūrėkit, trečio aukšto holas, išlikę seni kompiuteriai ir krūva dokumentų. Aš maniau, kad jau esu matęs tokių objektų su krūva paliktų dokumentų, bet šiandien vienas už kitą objektai įspūdingesni ir aš negaliu patikėti, kaip šie dokumentai nebuvo surinkti, utilizuoti ir kažkur išvežti. Mes tiesiog einam per dokumentų, knygų kilimą. Turbūt dar vienas labai įdomus radinys. Šiais laikais turbūt visi pripratę kontaktų ieškoti savo telefono knygose, internetuose arba kitose portaluose, ar ne? O anksčiau viskas būdavo renkama į knygas. Čia turime Lietuvos įmonių katalogą 2006 metų. Pagal abėcėlę galėdavai susirasti įmonę, turbūt galėdavai susirasti atsakingą asmenį ir telefono numerį. Tokių knygų jau senai nesu matęs, būdavo panašios ir telefonų knygos su asmenų vardais, pavardėmis, telefonų numeriais, o čia įmonių katalogas. Įdomu būtų pasižiūrėti, kiek dar tų įmonių yra išlikusi nuo 2006 metų. Bet anksčiau taip vykdavo komunikacija. Ir štai jums reklamos. Popierinės, ne virtualios. Viskas būdavo vienoje knygoje. Taigi paliekam dar vieną įdomų objektą. Kompleksą gamyklinių patalpų ir administracinio pastato. Iš pastato jau nedaug kas išlikę, bet viduj dokumentų ir pačių brėžinių tikrai daugybė. Ir šios dienos trumpą avantiūrą visiškai neplanuotai baigėme prie Ignalinos atominės elektrinės. Tai labai įdomus objektas, žinoma, į vidų nepateksim, bet bent jau apylinkėse pasidairyti tikrai įdomu. Tai ačiū, kad šioje išvykoje buvote kartu su mumis ir iki pasimatymo kitose avantiūrose. Iki, draugai!